eina. Na kągi, sveiki visi žiūrovai, žiūrovės, nebesvarbu. Taigi šiandieną grįžtu aš vienas be pusbrolio, bet grįžtu ir filmuoju žaidimą Battlefield 4 ir žaidžiu ne vienas, o kaip matot su daug žmonių, vien žodžiu. Tai va, ir aš dabar, ką tik matėt, kaip feilinau, mano bazė užgrobinė, aš aišku bėgu. Never mind. Okay. Really very fail. Ne, iš tikrųjų, tai labai lievai čia pasirodžiau. Šitas video nebus labai ilgas, aš tiesiog noriu parodyti, kad toliau kelsiu video. Ir gali būt, kad po šito video iškart eis kitas video, arba išvis neis jokio video. Bet vien žodžiu, kaip žinot, jau prasidėjo mokslo metai. Nu, po atostogų. Ta prasme, kas nesupratot, nesigilinkit. Ir baigęs pusmetis. Ir esmė tame, kad per mokslo metus aš turbūt kelsiu dar daugiau video negu per atostogas. Nes per atostogas kaip tik nelabai yra kada, negu tada, kada vien žodžiu nebesvarbu. Jo. Ir aš dabar tiesiog noriu pasidalinti savo gameplay'om su jumis. Ir vien žodžiu užteks apie mane, dabar galim pradėti lošti. Gilintis į patį žaidimo, nei kitus reikalus. Taigi, esam mapę Battlefield 3, turbūt, ne. Jo, Battlefield 3 mapę esam. Ta prasme, yra toks papildymas geimo, kur ten tipo, jeigu jis įsirašysi, tai bus tau ne tik šito geimo mapai, bet ir kito geimo mapai. Taigi, liko kažkiek kažkiek laiko liko lygi paleidimo, lygi bokšto nugriuvimo. Ir čia, kaip matot, yra toksai kaip mechanizmas, kuriame rašo laiką, kada nugriu šitas didžiulis bokštas. Aš dabar pasistengsiu prabėgti, pasimti šitą, įjungti mechanizmą, kad sugriūtų visas šitas bokštas. Aš toks blogytis. Tiesą sakant, kur aš dabar einu, aš dar nesu čia buvęs. O gal, ne, nesu čia buvęs. Bet kiek žinau, šitas visas dalykas irgi griūna. Čia yra šiaip žaidimas, nu, ta prasme, nepasivaikščiot. Nu, bet šiame video aš turbūt daugiau vaikščiosiu, negu kažką eisiu žudyti. Tai va. Tai tiesiog šitą mapą aš pats nesu labai daug matęs. Šiuvauskas. Bet tai koks aš nūbas, aš kiek laiko nelošiu ir dabar taip nūbinu. Ok. Vienas bent yra, žiūrėkit, gavau lazerį. Aš anksčiau lošdavau, dabar esu 5-9 rango. 60, jeigu per šitą video pasieksiu, bus visai fainai. Taigi, aš dažniausiai žaidžiu ant inžinieriaus klasės. Tiesiog man labai patinka. Ta prasme, man nėra labai ten tokios labai įdomios klasės, kaip ten supportas. Dar kažkas ten, kur tipo reikia labai daug padėti kitiems žmonėms. O, pavyzdžiui, inžinierius turi, nu, taisyti mašinas ir panašiai, ne? Bet aš, pavyzdžiui, nu, va, grinai aš ta prasme, aš savanaudis esu. Nu, suprantate, apie ką aš kalbu. Tarkim, va, tankas važiuoja, aš dabar greičiau įsusprogdinsiu, negu staisysiu. O, matėt? Matėt? O, Jėzus. O, Jėzus. Mane kažkas šaudė. O, jė. Ok. Čia nebesigilinkim. Man atrodo, man labai patinka sniperio ir inžinierius klasės. Assaulto, pavyzdžiui, ta klasė, nu, pavyzdžiui, vat, grinai sniperis, tai iš vis savanaudis yra. Kai jis gali padaryti, tai nieko negali padaryti. Visai logiškai. Malonsparnis. Ok. Man šitas labai patinka. Ok. Ieškom už kaip? Ai! Perkelia į kitą timą. Ok.
Čia aš tapo per daug stiprus, mane perkelė į kitą timą, aišku, aš nieko nepadariau. Kodėl aš jau sakau, kad aš toks žinai stiprus? Okay, pasimsim naikintuvą, kai rimtai vyrai. Ir bandysim jo nesudaužyti bent 5 sekundės. Okay. Nepavyko. Nepavyko. Na, ir medžių prakirtau. Normaliai. Nepavyko. Nu, nesvarbu, šitą nesigilinkim, geriau imsiu paprastą mašinytę, pasivažinėsiu, jeigu ir tos nesudaužysiu. Nes kiek žinau, čia, jeigu labai stipriai trenkės kokį medį ar dar kažkur, o Jėzus, koks įkarštis. Jeigu trenkės labai medį kokią, ne, tai iškart jis sprogsta. Nu, vat, pavyzdžiui, šitas. Na, kai kurie būna ten tik tai rūks pradeda, bet nebevažiuoja. Ir kiek žinau, nėra labai gerai, kai taip atsitinka. Nes tu pats miršti iškart jis sprogsta. Žinai, kai Call of Duty, žinai, atsitrenki, dar ten tau gyvybių pildos, arba ne, arba... Arba kai tave šaudo, tu žinai visus su knaifu ištaškai. Na, čia tikrai taip nėra. O, dar vienas naikintuvas. Šitą tikrai pasistengsiu dabar nesudaužyti. Čia dar šalia manęs dar vienas yra. Šitą tikiuosi nesutrankysiu. Pats aš nenoriu sutrankyt. Kill. O, šorė, viskas normaliai, viskas chill. Ne. O. Šitas geras, šitą užskaitau. Gerai, dabar ieškom kokią malūnsparnį, nes prieš kitus naikintuvus aš darautis netoks patyręs. Lipam iš jo. Skleidžiam parašiutę. Jos manęs nieks nenuneš ore. Čia tankas prie pat... Aš nusileidom prieš tanko. Ką daryt? Aš buvau ant tanko, kaip mane pervažiavo. Būčiau užmetęs C4, nepavyko. Koks lagas užėjo, FPS krenta dabar. Ojei. Taip neturėjo būt. Aš neprašiau lago. Nu kiek man dar rodys tą tanką? Jau galvojau pakilo, bet nepakilo. Lagas, FPS didžiulis, galėtų būt geriau. Lagas, nu. Ojei. Gal praeis. Bandom sėsti į naikintuvą. Oi, ne į naikintuvą, nepavyko. Koks lagas, nu 2 FPS-o. Kas per pievą? Ojei, gal geriau aš ir baigsiu šitą video. Sakiau, jis nebus labai ilgas, jis tiesiog bus kaip, nežinau, prisistatymo labiau ir toks kaip informacinis, bet žaidimo stilium. Vien žodžiu, prižadu kiti video, pavyzdžiui, kaip Battlefieldo tikrai bus geresni negu šitas, nes čia aš tik maliau šaudą kažkokį. Pasiėmęs naikintuvas, naikinau iš karto, vien žodžiu nebesvarbu. Taigi ačiū, kad žiūrėt, tikiuosi mano balsas dabar nelagina ir panašiai, bet tikiuosi, kad jums šitas video patiko. Laikinkit. Aišku, čia nebus turbūt ne vieno laiko. Pakilo FPS. Palaukit, aš su jumis Gerai, vėl nusileidau, gerai, nebesvarbu. Taigi, ačiū, kad žiūrėjot, mėly žiūrovai. Tikiuosi jums patiko, laikinkit, subscribinkit, prenumeruokit, dalinkitės su močiutėm, šunim, žaislais ir visko kitu. Taigi, viso gero.